Turbūt teko juos matyti visur. Sporto salėse, socialiniuose tinkluose, pas fizioterapeutus. Šie vadinamieji masažo pistoletai tapo tikra sporto ir geros savijautos pasaulio žvaigžde. Bet ar kada nors kilo klausimas, kas iš tikrųjų slypi už viso šito populiarumo? Šiandien mes viską ir išnarpliosime, nuo mokslo iki praktinių patarimų. Gerai kimbam į darbą. Būtent šis klausimas ir yra viso reikalo esmė. Pabandykime atskirti pelus nuo grūdų, išsiaiškinti, kaip iš tiesų veikia šie prietaisai ir ar jie tikrai to verti. Štai kas mūsų laukia. Pirmiausia, kas išvis yra ta smūginė terapija? Tada pasinersime į mokslą, aptarsime naudą, pereisime prie praktinių patarimų ir žinoma, pabaigsime su ypač svarbia tema – saugumu. Tai ką pradedame. Gerai, pirmoji dalis. Ir nors gali pasirodyti, kad šie aparatai yra labai modernus išradimas, tiesa yra kur kas įdomesnė. Jų idėja gimė ne vakar. Tai kasgi tas smūginis masažuoklis? Iš esmės tai tiesiog rankinis prietaisas, kuris atlieka darbą panašu į masažuotojo rankų judesius. Jis veikia raumenis greitais, ritmiškais impulsais. Įsivaizduokime spaudimo ir vibracijos kokteilį, kuris pasiekia gilesnius audinius. Patikėkite ar ne? Bet šių prietaisų šaknys siekia labai giliai. Viskas prasidėjo dar senovės Graikijoje. Vibracija buvo naudojama padėti kariams atsigauti. Vėliau, XIX amžiuje, švedų daktaras Zandaris sukūrė įvairius mechanizmus, kurie buvo lyg pirmosios modernios sporto salės. Na, o tas prietaisas, kurį daugelis atpažįsta šiandien, Theragun, gimė visai neseniai, 2007 metais, ir jo istorija labai asmeniška. Po sunkios motociklo avarijos, daktaras Varslandas tiesiog ieškojo būdų, kaip sau padėti. Dabar šiek tiek mokslo, kad suprastume, kaip viskas veikia, reikia žinoti 3 pagrindinius dalykus. 3 banginiai ant, kurių laikosi visos smūginės terapijos idėja. Pirmasis – amplitudė. Paprasčiau tariant, tai masažuoklio galvutės judesio užmojis. Kuo didesnis tas atstumas, tuo giliau smūgis pasiekia raumenį. Būtent tai ir lemia, ar poveikis bus paviršutiniškas ar gilus. O štai ir skaičius, kurį verta įsiminti. 16 mm tai laikoma savotišku aukso standartu, leidžiančiu pasiekti pačius giliausius raumenų sluoksnius. Ir būtent čia atsiskleidžia esminis skirtumas tarp profesionalių prietaisų ir pigesnių variantų, kurie dažnai tiesiog vibruoja odos paviršiuje. Toliau dažnis. Čia viskas paprasta. Tai tiesiog greitis. Kiek kartų per sekundę prietaiso galvutė paliečia kūną. Šis parametras atsakingas už pojūčius ir tai, kaip stimuliuojami nervų receptoriai. Ir trečiasis, bet tikrai neprasčiausias elementas – sukimo momentas. Įsivaizduokime tai kaip variklio jėga. Kodėl ji tokia svarbi? Nes galingas variklis neleidžia prietaisui sustoti ar sulėtėti, kai jį stipriau prispaudžiame prie raumens. Jei galios trūksta, masažuoklis tiesiog užstringa, kai jam labiausiai reikia dirbti. Gerai, su techninė puse lyg yra aišku. Bet dabar svarbiausias klausimas – o kam viso to reikia? Kokia iš to reali nauda? Pažiūrėkime į fizinius privalumus. Pirmiausia, smūginė terapija suaktyvina kraujotaką, o tai reiškia, kad raumenys gauna daugiau deguonies ir maistinių medžiagų. Taip pat ji padeda apkvailinti nervų sistemą ir taip sumažinti skausmo pojūtį. Gerina minkštųjų audinių būklę ir netgi gali padėti padidinti judesių laisvę. Bet čia kalba eina ne tik apie raumenis po sporto. Tai gali padėti atpalaiduoti įsitempusius pečius po ilgos dienos prie kompiuterio. Skatina bendrą atsipalaidavimą ir netgi teigiamai veikia nervų sistemą, padeda nusiraminti. Na gerai, teorijos užteks. Laikas praktikai. Kaip iš šito prietaiso išspausti maksimumą ir svarbiausia, sau nepakenkti. Svarbiausia taisyklė – mažiau yra daugiau. Šiuolaikiniai prietaisai labai galingi, todėl vienai kūno vietai visiškai pakanka nuo 15 iki 60 sekundžių. Taip, nes ilgesnis masažas gali sudirginti, o ne padėti. Už tai, ko daryti, tikrai nereikėtų. Pirma, nespauskite per stipriai. Leiskite aparatui dirbti. Antra, judėkite lėtai, apgalvotai.
Trečia, kaip jau sakėme, neužsibūkite vienoje vietoje. Ir ketvirta, labai svarbu. Niekada nepradėkite tiesiai nuo skaudžiausio taško. Tai didelė klaida. Pradėkite aplinkui, paruoškite audinius ir tik tada lėtai artėkite prie jautrios zonos. O dabar keli auksiniai patarimai. Visada pirmiausia įjunkite prietaisą ir tik tada pridėkite jį prie kūno. Leiskite jam tarsi plaukioti, laisvai slysti raumeniu. Nepamirškite kvėpuoti ir atsipalaiduoti. Tai labai svarbu. Ir žinoma, eksperimentuokite. Juk kiekvienas kūnas skirtingas, tad reikia atrasti, kas jam tinka geriausiai. Dabar labai svarbi dalis – saugumas. Nors tai puikus įrankis, jis tikrai ne visiems ir ne visada tinka, būtina žinoti taisyklės. Pažiūrėkime. Čia matome 2 stulpelius kairėje atsargumo priemonės. Tai reiškia nedraudžiama, o būtina pasitarti su gydytoju. Pavyzdžiui, esant venų varikozei ar nėštumo metu. O štai dešinėje kontraindikacijos. Tai reiškia aišku ir griežtas stop. Čia jokių išimčių. Jei yra gilių venų trombozė, kaulų lūžiai, atviros žaizdos ar implantuotas širdies stimuliatorius. Ši raudona linija yra neperžengiama. Ir dar vienas dalykas yra tam tikros kūno vietos, kurias tiesiog reikia palikti ramybėje. Tai neįžengiamos zonos. Kaklo priekis, galva, stuburas, krikšnis, pažastis. Ten per daug jautrių dalykų, svarbių nervų ir kraujagyslių, todėl tų vietų liesti negalima. Man atrodo, ši mintis viską apibendrina. Geriausiai. Sėkmės raktas yra balansas tarp to, ką daro prietaisas, ir to, kokią jėgą naudojate patys. Tai menas atrasti sau tinkamiausią derinį. Tai kur visą tai įtalpinti savo dienotvarkėje? Na, yra 3 pagrindiniai momentai. Galima naudoti prieš treniruotes, apšilimui, sporto metu, suaktyvinti raumenis tarp pratimų ir, žinoma, po veiklos, pagreitinti atsistatymą ir sumažinti skausmą. Na ir pabaigai. Klausimas pamąstymui. Smūginiai masažuokliai yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip technologijos veržiasi į mūsų kūno priežiūros rutiną. Ir visa tai panašu tik pradžia. Tad kai yra klausimas, kur visa tai veda? Kas bus tas naujas masažo pistoletas po 5 ar 10 metų? Manau, tai tema, kurią tikrai bus įdomu stebėti.